O kas jeigu pasakyčiau, kad yra 100 milijonų svarų sterlingų vertės banknotas ir jūs jo niekada nepamatysite realybėje? Susipažinkite su Titanu. Didžiausio nominalo banknotas kada nors atspausdintas Anglijos banko, tačiau esmė ta, kad jis niekada nebuvo skirtas jūsų piniginiai. Titanas egzistuoja tik dėl vienos priežasties, kad būtų užtikrinta kiekvieno Škotijos ir Šiaurės Airijos bankų atspausdinto svaro vertė. 6 bankai, įskaitant Karališkai Škotijos banką ir Airijos banką, pasikliauja šiuo slaptu milžinu stovinčiu saugykloje. Už kiekvieną atspausdintą svarą jie privalo įnešti atitinkamą sumą į Anglijos banką. Titanas yra ta garantija. Jis spausdinamas visiškai paslaptyje, ne komercinėje spaustuvėje, o pačiame Anglijos banke. Ir jis tampa teisėta mokėjimo priemonė tik tada, kai vyriausiasis kasininkas jį asmeniškai pasirašo. Taip pat yra mažesnis jo brolis milžinas, Giant, vertas 1 000 000 svarų sterlingų. Kokia jo istorija? Dar nepaprastesnė. 1948 metais pagal Maršalo planą buvo išleisti 9 tokie banknotai, kurių bendra nominali vertė siekia 300 milijonų svarų sterlingų. Jie egzistavo vos 6 savaitės, kol buvo anuliuoti ir sunaikinti, tačiau 2 išliko. 7 ir 8 serijos numeriai 000007 ir 000008. Jie buvo padovanoti Didžiosios Britanijos ir Amerikos iždo sekretoriams. 1977 metų abu buvo privačiose rankose. 2008 metais 8 banknotas buvo parduotas aukcione. Banknotas, kuriame parašyta 1 milijonas svarų sterlingų, buvo parduotas už 78 300 svarų sterlingų. 2011 metais jis buvo parduotas už dar daugiau – 113 300 svarų sterlingų. Vėliau kolekcininkų rinkoje pasirodė 3 banknotas pasirašytas ir anuliuotas 2003 metais. Titanas saugo milijardus saugykloje. Milžinas keliauja po aukcionų namus. Nei vienas iš jų niekada nebuvo jūsų kišenėje, tačiau abu laiko Britanijos finansų sistemą kartu. Taigi, kurį visgi norėtumėte priglausti savo kolekcijoje?